Sveiki, bičiuliai. Tiesiog keliaudami, turistaudami, vis kaip ir dažniausiai galbūt pasiruošite kažkokį tai įrankį, kaip antai šis taip vadinamas sporkas, tai yra šaukšto ir šakutės toksai kažkoks tai hybridas, kurį gali tiesiog išsiimti tai tuo metu, kai valgote, ar tiesiog kažkas tai paruošite kažkokią pietus, vakarienę ar dar kažką. Bet jeigu atsitiko taip, kad nežinau, neturi tokio daikto, pamiršo, ta prasme, tai galit šiek tiek išspręsti tą įrankių problemą labai paprastai. Tai čia aš štai turiu porą pagaliukų. Jie yra tiesiog tokio kažkokio tai berželio šakelės. Ir tiesiog atsimatuoju jas į vienodą dydį. Kiek padailinu. Ir tiesiog nuskutu žievę ir tas tiesiog šakų kažkokias tai ataugas. Tiesiog vieną kitą nuskutau žievę ir štai tiesiog faktiškai poros minučių bėgyje aš turiu kinietiškus pagaliukus, su kuriais galiu, nežinau, jau imti kažkokį tai maistą, ten ryžius, makaronus ar kažką tai kito. Jeigu yra, nesat pratęs tiesiog naudotis kinietiškais pagaliukais, tai galit padaryti tokį labai paprastą triuką. Tai yra paimti elementariausią gumytę. Ta gumytė kelis kartus apvynioti. Štai jūs turit pagaliukus, kurie patys savaime jau nebeišsirenka, nebesubyra. Ir galit daug paprasčiau viską sukabinti. Tai jei neturit kažkokios tai šakutės, galite labai paprastai porą medinių šakelių, porą medinių pagaliukų, porą minučių nuskusti žievę ir turit štai valgymo įrankį. Tiek.